tapybos technika. Kas mano širdyje? Šis tapybos užsiėmimas – tai nuostabus būdas užmegzti ryšį su giliausiomis emocijomis ir per meną išreikšti tai, kas jums labiausiai patinka. Piešdami širdelės formos paveikslą, galite paminėti ir įsivaizduoti daiktus, žmones, augintinius ir prisiminimus, kurie užima ypatingą vietą jūsų širdyje. Jums reikės tapybos medžiagų, drobės arba popieriaus, akrilinių arba akvarelinių dažų, teptukų, puodelių vandeniui, prijuosčių arba senų drabužių drabužiams apsaugoti, padėklų arba vienkartinių lėkščių spalvoms maišyti. Taip pat galite naudoti medijos įrenginį, kad fone grotų atpalaiduojanti muzika arba piešimo priemonės, pavyzdžiui, spalvotus pieštukus. Neprivaloma. Pirmasis žingsnis. Atsipalaiduokite, neskubėkite ir apmąstykite tai, kas jums patinka. Tai gali būti žmonės, naminiai gyvūnai, vieta, prisiminimas ar veikla. Gerai pagalvokite, kas užima ypatingą vietą jūsų širdyje. Antrasis žingsnis. Naudodami tapybos priemonės, nupieškite tuščią širdį. Tada įsivaizduokite, ką labiausiai mylite, ir nupieškite tai širdies viduje. Savo jausmams išreikšti galite naudoti pagalbinę medžiagą arba simbolius. Sutelkite dėmesį į spalvas, tekstūras ir detalės, kurios perteikia širdžiai svarbius dalykus. Trečiasis žingsnis. Užmerkite akis, giliai įkvėpkite ir padėkokite už tai, kas yra jūsų širdyje. Šis sąmoningo tapymo užsiėmimas leidžia užmegzti ryšį su brangiausiomis emocijomis ir išreikšti jas per meną. Jis skatina sąmoningumą, dėkingumą ir saviraišką, bei padeda sutelkti dėmesį į meilę ir džiaugsmą, kuris yra jūsų širdyje.